Labas. Linksmo penktadienio. Jeigu kai šiandien žiūri, nėra penktadienis, tai su ateinančiu penktadieniu. Trumpas video, toksai norėjau tiesiog pakalbėti apie meilę. Apie nuostabųjį jausmą meilę, kurį jaučiame visi, kai kurie prisibijome, kai kurie galbūt dar nėra pajautę. Ir šitą video aš labiau norėčiau akcentuoti galbūt jaunimui arba tiem, kurie dar niekada neturėjo antros pusės. Pats pirmas dalykas, ką noriu paminėti, tai yra, kad meilė, ir aš jau kalbu normali meilė, kalbu apie kai susirandi merginą ar kai susirandi vaikiną, meilė yra ne tik seksas ir ten bučiniai. Meilė yra žymiai daugiau. Ir jeigu niekada nesi turėjęs antros pusės, tai žinau, kad jeigu turi kokių nors planų, jeigu nori kažką padaryti gyvenime, tai aš garantuoju, tau būtų trigubai lengviau padaryti viską, ko tu nori, jeigu tu turėtum antrą pusę. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Daug kas galvoja, kad turėjimas antrą pusę yra toksai kaip savęs surakinimas ir daugelis galvoja, kad susirast antrą pusę reiškia pamiršti visus savo planus ir investuoti reikia labai daug laiko ir pinigų į tą žmogų. Ir dabar yra populiaru tiesiog pasakyti, kad kodėl neturi antros pusės, nes aš siekiu savo karjeros. Aš galiu garantuoti, kad tas begalinis palaikymas ir turėjimas su kuo išsikalbėti, turėjimas kuo rūpintis, tik tai padeda pasiekti savo tikslų. Nes pirmiausia, tu nesijauti toks vienišas, nes tiesa ta, kad nors ir turi draugų, turėti merginą arba vaikiną yra visai kitoks jausmas. Pajunti, ką reiškia tas toks natūralus meilės jausmas. Ir čia yra nuostabu, kad mes esam sukurti su tokio meilės jausmu, kurį mes jaučiam kitam žmogui. Ir reikia dar vieno žmogaus, kad tą jausmą iš viso pajaust. Ir iš tikrųjų gali atkreipti dėmesį ten, pavyzdžiui, per kokius apdovanojimus ir per kažką, kai žmogus kažką padaro arba kažką laimi, dažnai padėkoja savo žmonai. Daug kas tiesiog pasako, kad tu mane su meilė pakėlė iš duobės ir su meilė tu man padėjai. Tai čia ne šiaip savo kalba ir čia nėra kažkokia banalybė tokia, kad aš pasakysiu tiesiog, kad parodyt meilę savo žmonai. Taip, čia yra gabalėlis to, kad išreikšti savo dėkingumą savo žmonai, bet tai tiesiog yra tiesa. Ir aš žinau, kad kartais yra logiškų paaiškinimų, kodėl nereikia susirasti antros pusės. Bet aš manau, čia mano nuomonė ir supras, kad čia tiesiog mano patarimas, bet tu neimk jo, jeigu nejauti, kad jis su tavim rezonuoja. Ką aš noriu pasakyti, tai jeigu tu esi jaunas ir jeigu tu niekada neturėjai merginos ir nelabai nori dabar kol kas ir galvoji, kad aš pirmą pasieksiu savo karjeros ir visą kitą, galimai tu savo karjerą pasieksi, kai tau bus tik 28 metai. Ir kas tada? Tu iki 28 metų gyvensi be merginos, nepajusi to meilės jausmo. Ir aš neturiu omeny, kad ten būsi nepraradęs nekaltybės ar visą kitą, ko ten žmonės prisibijo, žinai. Čia, pamiršk šitą šūdą. Atsiprašau, kad taip kalbu, bet tikrai, čia yra nesąmonė. Seksas ir bučiniai, pamirštam šitus dalykus. Tai yra tiesiog, kaip tu išreiški savo meilę. Prisiminkim, tai nėra kažkokia pramoga, tai nėra dar kažkas. Kai kurie žmonės naudoja šitus dalykus kaip pramogą. Čia yra visai kitoks gyvenimo būdas, apie kurį dabar aš nekalbu. Aš tiesiog kalbu apie tą tikrą meilę, apie tą tikrą jausmą. Ir aš tiesiog manau, kad jeigu tu esi jaunas, tu neturi ką prarasti. Žinau, kad žmonės daug kartų tai atsakė, tu neturi ko prarasti ir jau visiems užkniso. Nes patikėk manim, tu turi laiko, tu tikrai turi laiko. Kai tu susirasi antrą pusę, tu sau leisi atrakinti tą pasaulį, atrakintas duris, kurios yra visiškai netoli ir tu pažinsi tą naują pasaulį, tu rasi naujų jausmų, tu gausi naujų prisiminimų, tu atrasi gabaliuką savęs, ko nereikės tada daryti po 10 metų, žinai, kai tu turėsi tą savo karjerą. Ir tu tada pagalvok, ar tu tikrai galėsi ramiai savo siekti savo karjeros, jeigu tau kažkur galvoji, čia atvistas ta mintis, kad blemba, kodėl aš neturiu merginos ir kodėl aš toks vienišas ir kodėl man taip liūdna. Nors ir dabar, žinai, neatrodo, kad ten neturėti merginos nėra didžiausia problema, bet aš manau, kad kuo anksčiau tu tai patirsi ir kuo anksčiau tu su šitu jausmu susipažinsi ir išmoksi valdyti tą pasaulį, tai tuo lengviau tau bus ateityje. Jo, aš tiesiog manau, kad kol esi jaunas, tiesiog tigre varyk ir būk atsargus, aišku, žinai, ten
kalbant apie seksą, tai naudok ten apsaugas ir visą kitą, bet tikrai siūlau išbandyti ir atrasti tą pasaulį ir nebijot, nes nėra ko bijot. Aš suprantu, kad gali būti ta mintis, kad aš laukiu tos vienintelės ir aš garantuoju, kad ta vienintelė egzistuoja. Ji kažkur pasaulyje yra ir ji tiesiog tavęs laukia. Bet va čia ir yra problema, kad jūs abudu laukiate vienas kito. Ei, žiūrėk, kad tavo tos vienintelės nepaimtų kažkas kitas, žinai. Irgi. Čia gali būti. Ir dabar nueisiu trupčiuką nuo šitos temos, čia ir gyvenime, su galimybėm visom. Niekas neateis ir nepastiksens tau į duris. Čia reikia šitą dalyką suprasti. Ir tiesiog reikia eiti ir ieškoti ir siekti savo tikslų. Reikia ieškoti savo merginos, reikia siekti savo galimybių, ieškoti galimybių, kaip tobulėti, kaip viską padaryti. Čia viskas sueina į tą patį. Reikia išeiti iš namų ir ieškoti, nereikia niekada laukti. Nes jeigu lauksi, pralauksi visą savo gyvenimą. Supranti, va čia yra tokia problema. Ir tai turiu niekada nerekomenduoju rasti ten merginos bare ar klube. Nes dažniausiai tokie santykiai ilgai neišlieka. Kodėl? Nes susiradai merginą arba vaikiną ten bare arba klube. Žinai, čia toks vienas dalykas. Tiesiog pabandyk kažkur. Aš tikrai negaliu duoti rekomendacijų kaip ir kur ieškoti, nes dabar pasaulyje visi labai izoliuoti ir tiesiog tokia keista situacija, žinai. Ar ten naudoti Tinderį, ar eiti barus, į barus nelabai rekomenduoju ten ieškoti. Ar ten, žinai, laukti, kol į biblioteką pas tave ateis mergina? Nežinau. Jeigu esi savo vienmečių tarpe, ieškok tenais. Klausk savo pažįstamų, žinai, gal turi ten draugų, kas galbūt tau tiktų. Galbūt turit panašių interesų, kažką tokio, žinai. Tiesiog manau, kad reikia bandyti. Ir per visur, kur tik įmanoma, ir kuo greičiau atrakinsi tas duris, to bus lengviau. Viską, ką tu dabar darai, tai yra gauni patirtį. Kol tu esi jaunas, tu gauni patirtį. O ta patirtis tau padės vėliau gyvenime. O kaip šita patirtis padės vėliau gyvenime, neturėsi to tokio klausimo, blemba, kodėl aš vienas ir kodėl aš liūdnas ir iš viso, koks yra tas pasaulis, kai tu turi merginą. Koks yra tas pasaulis, kai tu turi vaikiną. Vat nebus tau tokių klausimų, nes tu žinosi. Taip, galbūt susirasi, galbūt tau nepatiks, galbūt ne tai viskas bus, kaip aš, pavyzdžiui, pasakoju. Galbūt tavo istorija nebus tokia, žinai, maloni ar visa kita, bet tu bent jau būsi pabandęs ir tu žinosi tą jausmą ir nebebus tų klausimų. Ir aišku, iš karto, visai yra žmonių gyvenime, kurie ateina veltui į tavo gyvenimą. Ir tiesiog nereikia bijot juos taip, žinai, come on, tu nieko nepridedi mano gyvenimą. Tai manau, kad taip ar taip susiduriam su labai daug žmonių, tai reikia tiesiog žiūrėti, tikrint po vieną, ieškot, kas tinka, kas netinka. Ir tikiuosi logiškai aš čia kalbu. Ir kartais skyrybos ten traumuoja. Tai būk pasiruošęs. Tai gali skaudėti, jeigu neišeis santykiai. Bet čia bus patirtis ir čia bus pamoka ir tu, sakau, nebebus to klausimo tokio, kodėl, kas, kam ir kaip ir blemba aš tenais noriu. Nes tu jau būsi buvęs ten. Gerai, viskas, baigiu šitą video. Rytoj Velykos, tai su Velykom tikiuosi turėsi jaukias ir tokias malones Velykas, suvalgyk kiaušinių, jeigu mėgsti kiaušinius. Jeigu nemėgsti kiaušinių, nevalgyk kiaušinių. Praleisk Velykas su savo šeima, praleisk Velykas su savo draugais, su savo mergina, su vaikinu, jeigu turi. Ir mylim vienas kitą, skleidžiam pozityvumą, būkim laimingi. Turim vieną gyvenimą, vieną sušiktą gyvenimą ir neišnaudokim jo scrollindami telefonę, nes ar dėl to mes čia esam, kad scrollintumėm, nemanau. Padarykim, kad mūsų gyvenimas būtų vertas gyventi. Viskas, baigiu, aš žinau, kad atsibodau, atsiprašau. Linksmų Velykų, geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.